varžybos vyks turgui. Supranti? Pirmą kartą turgui varžybos vyksta. Štai kaip atrodo tikras beauty services. Good morning. Good morning. Viskas gerai? Nesušalai? Ne, nesušalau. Meikapas gražus. Patiko meikapas? Va čia, va tos lūpos man patinka. Krekai. Aš paprašiau soft pink with glitters. Nu, ta prasme, kad būtų kuo švelniau, bet rožinė ir tada... Aš žinau, mes pažiūrėsim. Tada spalvas, nes pagal tai make-up. Bet ir, nes prie šito meikapo patinka ir mėlynas, ir rožinis. Pasimokyti su Reda dar pasipozuoti. Jo, ir koja taip turi tempti atraminę koją, kad atrodo nutrūks gyslos. Bet galinė koja, kuri yra, ne, pasukta galinė. Šita labai gerai koja, su tobula ir tu ją tempk, labai tempi gerai. Va, ir ten ištemp galinę koją, taip, ir ją išties, pažiūrėk, kur geriau ištempi. Ne, truputį lenk vos, va. Ir esmė tame, kas yra velnas, tu turi tiek temp kojas, va tai, va, ko nereikia daryti bikinę, tai čia. Ir abudu tos kaulus pasivalė. Va šitaip ir spausk užpakalį, atsimini. Stovėk dabar, šypsokis. Gerai, turn to the right. Dešinė. Taip, šaunuolė. Ir išspaudį į lenkoją. Šaunuolė. Spausk į dar labiau į Valentiną. Va, liuksas. Kulnas. Kulnas už kulno. Viskas gerai. Pasižiūrėk į žemę ir perdėk. Tai labai gerai. Va šitaip ir stovi. Va taip. Va dabar yra liuksas. Labai didelė koja. Gerai. Turn to the right. Spausk koją, lenk koją ir spausk. Lenk į galvą. Į galvą. Va, šaunuolė. Liuksas. Bet rankytę suk į išorę. Vis laik į išorę. Šaunuolė. Spausk koją, taip spausk klešką. Va šitaip, va šitaip. Jo. Įlenk dar koją. Va šitaip. Šaunuolė. Turn to the right. Tai back pose. Jo. Ir iškart statyk. Spausk iškart. Va. Spausk užpakalį. Spausk užpakalį atgal. Va taip. Šaunuolė. Gerai. Turn to the right. Gerai. Kita koja. Ja. Ir statai belę kaip šuon. Taip, šaunuolė. Taip. Ir spaus koją. Įlenk kojytę. Įlenk kojytę. Va, liuksas. Gerai. Kojytę biški priekinę. Taip, į pasuk, va, į priekį koją, kelią. Jo, ir spausk tą koją žiauriai. Į tą koją viduje. Ne. Tas yra raumeninga, ne? Biški dar į priekį. Pasukt, va. Ir spausk. Taip spausk. Į šitą spausk. Riesk ir spausk visą koją. Dar įlenk kojytę ir suk dabar gerai. Į rankytę atsuk. Ok, front pose. Kaulai. Šaunuolė, spausk užpakalį. Geras. Gerai, thank you for a category, išeik iš scenos. Sakyk, ate. Tik tai, kai eini išries ir visada taip eik, žinok. Spausk kojytę. Šaunuolė. Front pose. Gerai, tik vis laik suk dėl tą riešą į išorę. Ja. Spausk kojytę daugiau. Va, čia žiūrėk. Ir dabar čia žiūrėk, išries su. Daugiau. Ir atsuk delniuką. Ir jas įngau, va. Dar spausk atgal. Gerai. Spausk kojas. Temp kojas. Gerai. Temp kojas. Labai gerai dabar. Va dabar labai gerai. Šaunuolė. Liuks. Yra va šitą įrankiai. Akcentai. Tai bomba. Čia tai bomba. Jo, jisai pašviesėjo. Nu, o buvo toks tamsus. Dabar gerai. Nu, labai gerai atrodai. Vilma formoje, tu įsivaizduoji Valentiną. Net abidvi, atsistokit abidvi. Šalia kitos. Ištėm dar sėdmenuką biškį. Ok, pasižiūrim. Nu, parėjo Gabrielė, bet čia biškį atsuk delniuką į mane. Ta delniuką į mane. Išspausiu petį daugiau. Einam 2 žingsnius į priekį. Tik tu, Gabrielė, nepastatyk plačiai kojų. Nepaleisk. Nu, back pose. Pilvas. Bet ten tikrina. Nu ir kas, kad tikrina, bet tu vis tiek gali lymti. Neapsisukė. Nugara. Front pose. Gerai. 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 Vaikai.
Nekvėpuok. Rankytė biškį. O tu vidinę kojytę dar ten. Sunkiai matyti. Gerai, dabar po vieną presentation padarom. Lukas iš karto. Palauk. Dar parodė. O pamėgink, kad sut pėdutę labai į priekį daugiau. Va. Va taip turi, bet tada kojos linija kokia yra. Nu, limpu visa. Šiaip limpu. Reikia eiti viršui. Bet matai, čia dar biškį vėjelis prabučia viršutį iš viską apštą. Jau aš... Nu, bet nuo saulės gali būti tas linija. Bet va, neįžiovimas. Nu, man nenorėjo apstati. Pačiu, gal patikė. Ir aš, pavyzdžiui, trošku, kas keista, žinai. Nors vakar tą pusę litro, nu tai tą kokteilį dar išgėriau. Pilvas su... stovi. Palauk. Strategau surašiau su valandom. Competition Avenue, I guess so. Yes. Šitaip jo. Ok, o tos nėra? Patlaisinga nebūtų labai sunku. Bet taip neperpumpuokit, aišku, dar ten bus laiko. Kai jeigu nuo open pradeda, tai jinai lips toj. Tai pumpuok, pečius. O gleizas yra sekanti būda. Thank you very much, Eureka. Let's walk in, compare with number. Tai va, išsuka alkūnę į viršų, sulenk, atpalbiškai padarai į šonus. Irgi. Ir padarysi, žinai, kaip biceps, aš pasimsi taip dvi rankas. Tai pampa, nesumė prilindo. O tu tos jauti, žiūrėk, kai darai, į sieną įsirem. Ištum su tą atgal, atsimeni, va. Ar jauti? Ir padaryk tol, kad pasijaustų. 165-öset keressük, hogy ő itt van-e. 165. Okay, ladies, please show your numbers. Vėlgi, jeigu tu per daug būsi nugleizuotas, būsi taukinas, bet duoda tokio raumenų ryškumo, gražumo, šviesumo tokio, tai būtent nugleizuot tada daugiau matomumas yra. Judges. Women's Football Junior, 59, Gabriela. Thank you, 160. Face front. $166 and $161. Switch, please. Ladies, one more time, face to back. Ladies, face front. Šaunuolė, Gabrielė, šaunuolė. Čia yra nei vienos, aš nemačiau tokio laiko. Gražiai, Vilmutė, gražiai. Tai nenormalu. Čia yra nenormalu. Aš žinau, kad aš pilnu, nes aš padėjau susimerkiu. Tu Pečiukas. esmė tame viskas. Labai gerai. Piernasis, cheminis. Šaunuolė. Šaunuolė Vilma, tem. Viskas gerai.
thank you. Third place, 170, Vilma. Paulienė. 167, Nesuprantu, tai palauk, jinai, palauk, tai Gabrielė laimėjo prieš ją. A girdi, ten, kur tu pralašė vienai merginai, Gabrielė prieš ją laimėjo. Jo, pažiūrėkit, kaip susirinko. Medalių lietus. Lietuvoje. Medalių lietus Lietuvoje. Na. Agi, gali padaryti kokį tokį gulbės eširą, gali padaryti? Padaryk šitą. Ne. Kaip jauties? Dantukų dar parodyk. Parodysiu. Gerai. Pilvas. Maksimaliai pilvas. Hit herself. Please fix everything. Čia kai tai buvo užkerėjai, kad būtų gerai. L'avangardija leviosa. Labai skanu. Nu, bet gražus įvaizdis, labai patinka. Varžybos? Nu, taip, čia. Šaunuolė siaurai rankytės. Spaus dar. Turn to the right, please. Dar derinukas priekį. Visas paleidai, nereikia. Nieko nelaikyk. Ne, galas normaliai. Biški tik tai papai. Čia ne, jauti tokį. Čia biški yra gal. Bet nedaug. Bet tu moki į atgal. Tu man mokat šitą pajausti. Ne, spirk į atgarą. Įstrižai labiau. Aha, bet kad čia užsikabinti, pabandom. Dar biškelį atgal. Gerą pompą. Ar šilsau? Pasirodė, tenai pasirodė. Labai gerai. Bet čia nedaug. Matas tą nugarą, reikia fiksinti ar ne jai. Can you look at? I think she has a numera. Numera. Be. Back, you see? Yeah, she's maybe, you see that something's bad? Or she's okay? I don't think I need support. Okay, no, I just talk about figures, so she's just... Reikia šūdų. Yeah, that's why I said careful. Va čia dabar. Čia mūsų. Ir tokias turi Gražiai, gumas, ne? prasuk tik tai. Prasuk gražiai. Trapečio atlaidok. Tik tai pečiai. Į priekį, mane. Labai gerai. Spauk į apačią. Reikia dar. Patį. Irgi paspausiu, tu aišku, o reikia padaryti, kad būtų. Jo, viskas gerai. Ir dabar spaudi koją. Daugiau šonų dar, mes koją. Per daug matai. Visai galas aš tieksiu jo. Ir spausiu pasiteisėjus. Lietai čia, lietai, plačiai kojas, super. Va, matai, va, trieksiu. Savo lietai ištempiam. 10 minučių kažkur turim. Ir atsisukam. Ir spaudi kojas.
Labai gerai, front pose. Šaunuolė. Maksimaliai pilvai traukiai. Kojas. Šypsena. Please come in. Box. Dabar dirbsi, ką sakys. Spaudi užpakalį gerai. Thank you, Virginia. Koja šonu, ne? Šypsokis, žiūrėkite teisėje, šypsokis. Koja šonu, stipriai. Spaus koją daugiau. Back pose. Daryk galą. Rodi galą. Gerai, plačiau kojas ir spaudi. Spaus daugiau. Šaunuolė, spaus. Šaunuolė, šypsokis. Thank you. Pirma, kitoj tu antras. Jinai trečia ir antra. Kur tai čia? Ne, jie sukeitė iš trečios į antrą. Jo, iš tos pusės į tą Jinai pusę. yra antra ir trečia. True novice ir jinai yra trečia, novice jinai yra antra. Nes pirma yra mėlyna. Per vidurį. Bet ją pakeitė iš tos pusės į tą pusę. 1, 2, 3. Vidurys yra pirmas, čia yra 2, čia yra 3. Geresnai to nugarą geriau atrodys. Į palikosi. Va, šaunuolė. Rita, that's it. Važiuojam gražiai. Davai, bikinis. Ten pilva. Šypsena. Šoniukas gražiai. Ne, per tą pusę supasi. Kartą. Per tą. Bet ir bikinį žiūrisi visai. Labai. Blia, geras. Thank you, Rita. Šypsena. Užpakaliukas pilvas. Face to back. Back pose. Iš galo. Gražiai apsisukai. Oi, gražiai. Užpakaliuką parodai. Labai gerai. Face front. Nu ne, jinai bikinis. 120, 121 switch, please. Ne ta poza, bikini. Bikinis. 118 switch, please. Koja tiesiau, pėda. Pėda, tiesiau. šaunuolė. Šypsokis. Užpakalis. 122 and 121 switch, please. Ketvirta. Stovi. Šypsokis, redutė, gerai yra. Šypsokis, labai gerai. Face to back. Labai gerai. Super, užpakaliukas gražiai. Parodai. Ladies, 5 steps walk, please. Suedbenis tempas teisėjus. Sėdmenis pas teisėjus. Gražiai. Dar žingsnius. Face front and please come back to the line. Gražu. Gražiai šypsaisi. Šypsaisi dantukus. Tai jau pasakiau, kad jinai žiauriai verkia kampe. Aš prikūriau nesąmonę, sakau, šį gana dai. Ne, žiauriai gražiai atrodo veidas. Ką patasys man? Jeigu jau tu su jėdu, tu nebepadarysi geriau, supranti. Tu padaryk, ką mokėjai geriausiai. Nu, gal davai jūsų bendrą nuotrauką padarysiu, taip gražiai atrodo. Rankas, tu turi arba taip atgal alkūnės. Žinome, va, tu sakai, ar tu, va, pavyzdžiui, kai gyvenai ir va, sportavai, tu visą dieną norėjai būti maža. Ar tu dabar, kai padarai formą, ar tu gyvenime jau kaip sėdėdavai? Bet tu, va, tas ir yra, kad tau ryškumą nereikia, va, tas ir yra, bet tai tu ne tame ar parodai, bet ar jausdavais, kad jau esi smulkė? Nu, dar sakau, man iš atrodo trūksta, man trūksta kojos nori. Visada tai bus Reda, galiu tave nudžiuginti, kad kiek tu padalyvausi metų, nesvarbu, ar tu būsi pasaulio čempionas, ar tu ateisi, tada tu būsi figure, tada tu būsi figure. Dar tu jau drošti. Matosi, tada Nežinau, Saulė, pagal pašnekėti.
a pasreda. Nepasimenu kaip tam. Thank you very much. Let's move on now Aš to jau the man next su to, žinai, person to kai the jie open class matai, jie A. labai protingai yra pasidarę. 102, Regina Oteoskian. Padarysi savo pozą tą iš priekio. Padėk kaip tai jisai kojas. Davai, Reda, geriausia poza. Tiesiai kojytę. Šypsais. Third place, 123, Reda. Second place, 123, Reda Radze. And congratulations. Thank you very much to support us. Thank you. So see you next week? Yep. I will be there. Jūs mūsų, kai laušit ir koks yra gausit, eik prie jų, imkit, lauškit batoną per pusę, palaukit, su jie dalinkitės. Palaukit. Ne, jau perlui, susiglauskit. Nu, varykit, nefotkinu, ragaukit, pasakokit, nu, efektas, geras, negeras. Nu, paspaudyk. Nu, tai kaip kiniškas batonas, japoniškas, ko gero. Na, paskvišink. Nelietuviško gamytę, bet... Na, aš sakiau, kad reikia pasiimti kuo daugiau iš kiekvienų varžybų. Irgi atsirenk taip, kaip Reda, pažiūrėsim. Va, tau reikia kojas, pečius. Gerai. O, gal. Ir prieš lys po to tazerį kaip ten. Parodyk bicepsą. Look, she's going to the gym. Yeah. Have you done one as well? No, I'm a coach. No, I like to eat and drink. And you Yeah, they You three coach of them. those? Parodyk Yeah, I coach bicepsą. those. And I coach my wife as well. you know stuff. Yeah, so this is her. Champion, world champion, eh? Yeah, we've been to Olympia last 2024. They've just done it. Have they just Yeah, literally? they just they're ripped. yeah, Ripped. and makeup as well. So that, Are you from No, we from just from Lithuania. Lithuania. We come here to compete. Yeah, from Lithuania. We're from England, you might guess that. Yes, literally just done a competition. he lives in Just- England. They are- And Yeah. he has got Yeah, a little and bit we're of eating accent. a lot of So this is the present. This is the present term. No, Lithuania, Well done. Baltic states. Well done, girls. Well done. Yeah, we all That's won, like- amazing. That's amazing. Virgina, duok jam ranką. Well done. Yeah, get it. So I thought we were always drinking with Mexicans. I was drinking vodka like this, basically. The thing is, you take the shot. Shot first? Yeah. Smell it. And then. So we got to snort one of these. Some liver Yeah, or yeah, something. Wow, that's so good. It was nice. It was like really nice. Enjoy. Labai skanus. Ir kokybiškos bulės. Labai. Kaip kvepia labai skaniai. Česnakų biškį. Nežinau, gal ir buvo česnako. Nes gripeksas nuo peršalimo yra pseudofedrinas. No. We tried the same when we were going from competition to here, to city center. It was disaster. We've been like 15 kilometers down from the city center, and there was no taxis. Honestly, when I was up there, I was more stressed. Karažara. Jo, aš galiu pradėti to kadro. Žiūriu, stovi čuvakas su apokais. Nu, pelėdom su apokais, хуй знает, su kom. Atsiprašau. Nu, tai prasme. Ir aš jam sakau, ateik čia, o jau vakaras. O jie, supranti, yra tie iš draugiškos šalies mūsų. Nu, kur mes dabar ten, su jais bendraujam labai stipriai. Jisai man sako 40 eurų. Sakau, duodu 20 už 2 apokus. Bet sakau, tu juos paleidai. Veinoro mieste Budapešte. Jo, Aš jo. taip varau fotosesijas. Va. Čia būtų aš darau ne. Ir varau pancakes suvalgyti. Nu. Parodyk jam. Jam parodyk. Nu,
Tai šitą. That's it. Sakė, kad jai labai, pavyzdžiui, jaučiasi. Thank you. Kaip visą laiką, aš visiems kompius, kurie šiandien kažkokia šliausa. Kažkokie. Bet čia draugas padarė, tai galbūt nieko. Still half a burger and some pancakes. Toks gal reikas, ne? Atsimetęs vadinasi. Čia vadinasi atsimetęs. Turim Lauros kategoriją. Kas kaip bus. Turi būti gerai, kadangi pas Laurą geras labai įvaizdis šiandien ir forma gera. Tai, bet tokios mergaitės šiandien didelės. Žiūrėsim. Laura suklydo. Gerai. Oi, gerai. Pilvukas. Geras bikinis, užpakalis. NPC is basically dominating Europe now. It has been for several years now. It's growing every single Nu, neblogai kol kas žiūrėsiu. Tai yra cinamoninės bandelės, kurių nesat. Čia nuo pat pradžio, aš netgi pasakysiu taip, aš netgi bookingą jėmiau apartmento, kad nebūtų toli nuo tos cinamoninės. Aš žiūriu palei tą parduotuvę, ne palei varžybą. Ir taip į mane nežiūrės. Kodėl? Todėl tokia yra. Sakė, neneš to daiktų ir nesidins pavyzdžių. Šiaip atrodo labai stabilų. Ką reikia aplankyti, kaip ir mes visi jau keliaujam, tai McDonald's. Šitas McDonald's, jisai yra įspūdingas tuom, kad tai yra senovinė aplinka, lubos, architektūra, tokio McDonald's niekur kitur nėra. Keliaujam. Gal. Ko? Va čia žiūrėkit, hebra. Greitai. Lyja, va viskas, kas yra. Čia vis be cukraus. Čia reikia, žiūrėkit. Ne, bet irgi nesigaus taip. Visur bus prieš saulę. Pavydosinsi, žodžiu. Darau video, žinok. Aš apstaškęs Maikė. Davai! Nesimato. Because I like this. Everybody likes this. Everybody likes muscles. Oh, yeah. Your body is very palaus, it's very nice. American. Noriu čia to vyro tos. Kraustytumės į kur nors į Japoniją gyventi. Šnėjau, ta prasme, tekstus labai sunku yra su tekstais, daug labai lyrikos, daug žodžių liejasi laisvai, bet šiaip ten yra pora tokių užmačių, žinai, ten 3-4 atgariukas eteryje, nu žodžiu, ten tokių visokių, tokių gerų žodžių, reikšmingi labai. Jau. Okay. Einam Amsterdam. Nu tai ką, viskas, baigėsi mūsų kelionė, skriesim jau rytoj atgal. Esam labai gražiai kaviniai, tokioj, kuri yra visa tokia, nežinau, senovinė, pati populiariausia, turbūt lankomiausia Budapešto vieta. Tai kainos, aišku, didelės, bet mes to verti. Mes to verti su tiek medalių ir arbatytės galima atsigerti, ne vakare. Nu, kažkas per matą, kažkas pyragėlius, tai tiek. Tai
Būtų įdomu iš tikrųjų išgirsti, ką merginos pasakys apie kelionę ir apie varžybas. Tai pažiūrėkim, ką papasakos apie savo išpučius. Aš nebuvau tam pasiruošus, neužsiseksiu. Tai įspūdžiai visai geri. Buvo ne tai, ko tikėjausi, bet vis tiek labai džiaugiuosi sudalyvavus. Tai žiūrėsim, kas bus toliau. Nu, sakyk, kas ant liežuvio, kas neišėjo kalbos. Pas mane įspūdžiai irgi labai geri, irgi gavau, ko nesitikėjau, tikrai net negalvojau. Žodžiu, stresas mano vyrui ir nesitikėjau, kad toks bus didžiulis. Labai fainai, labai ačiū treneriams. Tikrai labai fainai. Palaikymą tikrai didžiulį. Žinai, aišku, praktikos neturim, gal, žinai, visi taip daro, kas čia žino, bet iš jūsų tai čia, tiesiog, viskas tobulai. Kelionė fainai. Daug įspūdžių, jo, gražiai gyveno. Bet kad jaudinais labai? Žinai, kaip, tas, žinai, toks tai išeini tų žmonių mąstata ir nesupranti nieko žiūrėti ir pamiršti atrodo viską. Tas mazdavimas, tas kojas makalabu, man atrodo, nepakšė. Kai pažiūriu tame filmavime, atrodo kaip anomalija, ne? Bet o toks jausmas, kad aš vis nesupratau, ką reikia daryti. Žinai, nes taip yra, aš sakiau, išsijungia, atrodo, reikia apsisunkti, atrodo, kaip viskas sproksta ir viskas sukasi, nebežinai, kur esi, nei ką darai. Čia traukiasi, tempėsi, susukėsi, nesusukėsi, supranti, tie žmonių pilna salė, būtų, žinai, 3 žmonės ir turėtum, tai būtų, žinai, kitaip. Bet dabar pilna salė, aš dar nematau, iš kur, žinai, stengiasi, ir tave žiūrėti, ir teisėjas atsivena, kad reikia žiūrėti, žinai, žodžiu. Bet tai fainai, tikrai fainai. Tai koks pirmas užlipimas, tai ar norėtum grįžti, ar ne į sceną? Tai antro užlipimo. Dar nežinau, ar aš nesupranti, kur esi dar. Jo. Pažiūrėti, ar, pažiūrėk, ar antro užlipimą, kaip po to. Kitur. Jo. Tas, žinai, tas toks, žinai. Ar, pažiūrėk, pastoviai tai norėčiau daryti, nežinau. Neįsivaizduoju, žinai. Pažiūrėk, kaip tu, čiukščiuk. Nu, reikia pertraukos. Dažniausiai reikia pertraukos ir po pertraukos, žinai, dažniausiai atrodo, čia tikrai ne, po to lemba reikia kažko trūksta, ne? Jo, gali būt, žinok, nes, žinai, paįvairinti gyvenime, ir patį gyvenimą, fainai visą tai yra. Tai iš naujo, žinai, nešti čia tokia naujovė, žinai, man metuose tokiuose, kur... Čia bet kam naujovė, nesvarbu, kiek tau metų, tai yra... Ne, bet siek, žinai, be abejo, kur įmo 30 metais daryti tokius dalykus, kur tu čia, žinai, Baba Transformer, blendas. Gerai, tu visus dalykus pasidariusiais, ką reikia man pasidaryti, žinai, jau galdavo pramogauti. Bet tokia, žinai, pramoga, žinai, jaunimo. Čia nuo požiūrio. Varyk, moterį. Emocijų lavina. Man tai pirmas kartas. Kaip dalyvavau, visada, kaip jau sakiau, apie tai svajojau nuo 2015 metų, kai 11 metų. Ir kai seniai norėjau jam ruoštis, bet niekaip neprisiverčiau. Ateina pavasaris, sakau, nuo rudenį pasiruošiu. Ateina ruduo, jau sakau pavasarį, va taip ir va. Ir iš tikrųjų esu dėkinga abiem, nes būdavo, kai palūžti ir nebenori. Bet kai atvažiuoju į savaitgalį pas jus iš Vilniaus į Klaipėdą, gauni emocijų ir vėl toliau važiuoju. Dabar esame visi pervargę ir būna up and down. Ir taip, pažiūrėk, kas man išliko dabar atminty, tos scenos, aišku, aš neatsimenu, kai aš ten buvau, o labiausiai, kad Edgaras man padėjo, kai tą reikėjo warm up, tą. Ir kai irgi prakaitavo, pergyveno ir mačiau visą tai. Tai dabar taip pagalvoju, tai... Fainiai. Jo, ir irgi, kaip ir Edas sako, reikia laiko su viskuo... Suvaldyti emociją. Ačiū. Žinai, gal bus nuotrauka, žinai, pasižiūrėsi, žinai... Suprasit po 4 savaičių. 4 savaitės po mėnesio. Sumesi tu, ką, žinai, fotkinai visą... Sumes, jūs gausite dar nuo senos nuotraukas, atsibūndi po mėnesio. Jums visoms, ta prasme, Gabrielė gal mažiau, kadangi skaitai Gabrielė prieš tai buvo dalyvavus ir šiaip jinai tokia yra, tokia pankova asmenybė. Teisingai, ta prasme, su Tomu vis tokie,
laisvi žmonės. Bet jums trims reikėjo labai daug drąsos ateiti iki šitą visą kelią. Jo, ir dar va, ką norėjau paminėti, kad apie dietą, kad seniau, kad pasižiūrėdavau, pavyzdžiui, nuotraukas į Instagramą, kaip ten ruošti, tai gal įdzinčia, nieko, reikia, bet kai pats patiri, kad iš tikrųjų tu jauti tą nuolatinį alkį, kai aš jau galbūt žinau, kad negalima, ir kai būna ir ta kita medalio pusė, kad nėra lengva, yra gan sunku, nes organizmas į tai reaguoja. Ir sakau, Bet iš karto perspėju, čia varžybos yra kaip narkotikas, kad tu, gerai, papasakosiu, atrodo jau viskas neina, visos emocijos, ir galvoju, ne, aš daugiau niekada gyvenime nebesiruošiu, praeina koks mano ir tu tiesiog nebesupranti, kaip gyventi be to emociją. Nes, wow, ne tai, kad tu turi tikslą, bet tai yra kažkoks apdovanojimas savo, kad aš tiek dirbu ir aš atsistosiu ant scenos, aš vėl pabūsiu graži, manim pasirūpins, šukuosiu, padarys makiažą ir visą laiką trūksta tų emocijų, nes ne medaliai svarbiausia, o tas, kad wow, aš save apsidovanojau, aš viską padariau gerai ir aš vėl esu ant scenos. Tai pamatysiu, nes aš 2 metus laukiau, svajojau ir sapnavau pastoviai, kad pamirštų batelius arba bikinį. Taip. Stresas didžiulis šiaip. Šiaip iš tikro tas sapnas prieš varžybas, aš visą laiką sapnuoju, kai lieka 2 mėnesiai, kokie, kada įvyksta varžybos ir tu neturi batų arba bikinio į tu bėgi. Ir visi atrodo jau pasipuošio, visi ateina ir tas sapnas iš tikrųjų, tu stresuoji ir nėra, arba bikinio nebėra, jau reikia įti sceną, tu neturi bikinio ir šitą negali lipti, o visi lipo, negali lipti. Ir šitas sapnas beveik kiekvieną sezoną. Po to, aš nežinau, iš kur jis atsiranda, gal pradžioje jo nebuvo, nes nesipuoja scenai, pavyzdžiui. Bet po to atrodo nebesuspėjai, vis čia tas pats kaip sapnas bėgi, o tu atrodo stovi vietai. Tai va čia būna va tas, tai iš kur jausmas, aš nežinau, iš kur jis atsiranda. Tai va tas ir yra. Ir merginų, man atrodo, dažnai būna, gal nesapnuoja, bet gal eisiu, susipainės kojos ant aukštakulnių, bet kom ten šoka. Visada yra ta pačia. Visada yra tai buvę. Pas mane yra buvę IVV pro turnyre. Užkliuvo kablas ne man, bet konkurentį ir nutempė kitą, bet atsistojo, jos nenukrito. Bet yra buvę. Bet kažkaip teisėjai žmogiškai sureagavo, nes gali būti viso gyvenime ir čia yra norma. Tai va. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Nu, dar vienas žmogus. Kas liečia sapnus, tai aš sapnuoti pradėjau Dainorą, jau dieta griežta ir galvoju, čia kinas. Ir sapnuoju, kad aš valgau. Ir galvoju, Jėzus, ką dabar treneriui reikės atsakyti rytą. Tai ta prasme toks, iš tikrųjų, anksčiau taip negalvojau, kad taip gali būti. Man treniruotės patinka, tai mano gyvenimo būdas. Bet ta dieta, tai, wow, kažkas tokio. Aš buvau tikrai anksčiau dalyvavusi varžybose ir tikrai buvo visokių patirčių, bet labai džiaugiuosi jumis treneriais, dėl to, kad man tai buvo kelionė su labai tikrai gerais profesionalais savo srities, dėl ko aš visą laiką jau prieš varžybas į sceną lipdama, galvoju, mano pasirinkimas buvo labai geras ir manau, kad geriausias. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs apsiėmėt dirbti su manim, nes vėlgi, kai tu turi vienokių patirčių ir vėl persimokinti ir dirbti su to žmogum, kuris jisai ten darė kažką tai, dabar aiškini, ne, tu darysi kažkokius naujus dalykus ir tas pasitikėjimas iš tikrųjų ateina, manau, palaipsniui, ne iš karto. Nes, dar pradedi vis tiek, tu abejoji, galbūt žinai, o gal čia taip, bet iš tikrųjų nebuvo tokių momentų man. Man tik buvo gal pirma abejonė, galvoju, treneriai jaunesni. Tai įdomu, kaip mes rasim bendrą kalbą, nes vėlgi, aš galvoju, kad su metais ateina tam tikros patirtis, kurios gyvenime pamoko tam tikrų dalykų ir tu kaip ir gyveni savo tam tikrose burbuluose, kiekvienas, ar ne? Mes irgi, aš galvoju, su vyru mes pasikalbam kartais, kad mes gyvenam savo burbulę, savo pasaulį ir reikia kartais išeiti iš tų ribų ir pasibandyti pasižiūrėti, kiekvienas žmogus yra vis tiek su
su savo patirtimis, savo žiniomis, savo kažkokiu tai nauju. Tai man va čia šitos varžybos buvo ypatingai daug patirčių. Ir labai laukiau pačių varžybų, pačios kelionės su jumis kartu. Nes galvoju, nu vau, aš ten pasižiūrėdavau, sekdavau tikrai Instagram'e, YouTube'e, bet jūs irgi su Laura, kelionės, galvoju, kaip ten viskas bus, man taip fainai, kažkaip tai, ne tik tai, sakykime, tas pats lipimas ant scenos ir pats pasiruošimas, bet ta kelionė į to. Ir tai vis tiek, tas užlipimas tai yra kiek, pusvalandis. Čia labai daug. Čia ta prasme 5 minutės. 5 minutės, bet kiek iš tikrųjų daug daroma yra prieš tai ir tame gyventi ir tą patirti, tai man buvo labai stipru ir labai dėkingas už tą, kad jūs nuo pradžių, kai pasiėmėt, sakot, bet gerai dirbam, ruošiamės varžybom, nu tai dirbo tikrai. Kad reikia tikrai ir iki pat paskutinio to lipimo į sceną ir tikrai va irgi su jau ten backstage apšilimais iki ten vos nei burną trapučio dėjimais. Tai vau, ir aš tikrai labai ačiū Jums ir manau, kad mes visos taip iš tikrųjų tokius trenerius turim, nes nemanau, kad visi taip daro. Nu, ir tikrai ne visi taip daro, tai ačiū Jums. Ačiū. Nu, ir dar aš tikiu, kad čia ne paskutinės tos varžybos, mesgi turim planų, tai manau, kad tęsim tą kelionę, jūs tik tai turėsit norą ir sveikatą su mumis šitie ir nervai laikys Jums. Tai va, tai šiaip dėkingas labai. Ačiū. Nu, super. Taip kaip žinai, Liutaurai, aš sakau, kai pradėjau pas Jūs, sakau, žinai, paliktų, jisai girdės ar ant žemės. Sakau, jeigu padarė dainuoja, nu taip, žinai, tai sakau, nu. Tai lygiai tas pats buvo. Ir Lietuvoje nieks daugiau, kas matė, kad išeitų va tokia daina. Nes tas buvo lygiai tas pats prieš mumis, kai mes pradėjom, mūsų niekas nežinojo ir aš vis laiką buvau irgi iš manęs nieko nebus. Nu, Lietuvoje ar panašiai ten bikiniai netinka ir mes, kaip Edgaras sako, tą žodį undergroundas, nu nes kas čia tipo. Neditingi kažkokių standartų, bet ten 4, 4, 5 Lietuvoje, ar ten blauzdos per didelės arba tas, nes faktas, kai tu eidavai individualiai, tam kitaip žiūri, yra visokių niuansų, kad tu turi būti komanda ir ten taip toliau, nieko nebus. Tai aš dėl to vis laik ir sakydavau, kad čia aš nežinau, kaip man seksis, tarkim, ar ne, kai sako žmonės, ar kiti gali, man čia neišeis, ar mėginai. Tu niekada nežinai, kur tu gali nueiti, kiek tu klausai, jeigu savim reikia tikėti, ir viskas. Ir daryti. Svarbiausia daryti. Ir dar, iš tikrųjų, ką aš noriu irgi kuo pasidžiaugti, kad jūsų treniravimo metodikos yra labai geros, yra aukšto lygio dėl to, kad tikrai sportavau daugiau nei 20 metų ir nesupratau iš tikrųjų, kaip veikia iš esmės, ar ne, tas kūnas, tas pats raumenynas, kaip jį pajausti, nes mes darom daug dalykų mechaniškai. Daug galbūt išmokę, tiesiog žinom, kad taip, ten lenkimas, rankos, pas jūs yra viskas iki detalių. Iki to pajautimo, iki momento ieškojimo individualaus to prieimo, ko reikia kiekvienam, nes mes esame visos skirtingos ir mes visiškai, ir mūsų vienas dalykas išmoktos technikos yra irgi skirtingos, bet jūs dar matot, ką reikia ir tą vizualą proporciją išgaunate, va, būtent tokį, kokiu reikia. Tai aš manau, kad tai yra labai aukštas meistriškumas ir va dėl ko, sakau, aš vien tie pokyčiai, galima sakyti, kokie buvo, kokie aš atėjau ir ką mes padarėme per dabar nuo sausio mėnesio 25 mes pradėjom dirbti 1,5 metų, tai nelyginamai. Aš per 5 metus tiek nebuvau padariusi, nors dirbdavau ir sportuodavau, ir treniruotės, ir kaip sakau, tas geležies sportas nuo karantino 5 metus ir nebuvo tokių pokyčių didelių kaip dabar. Ir vėlgi tai reikia, aš tai kuo didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad aš pasakiau, kad mes norim ruoštis natūraliai ir čia tas kalbos, kad va čia neįmanoma ir tikrai buvo mano sakykime atveju, aš tikrai girdėjau, kad nu va čia jau virš 40 metų, ką tu su ta moterį, maždaug ką ta moteris gali pasiekti. Tai mes iš tikrųjų padarėm daug
mes pasirašėm, jūs apsijėmėt, taip, ir aš jumis pasitikėjau ir žinau, kad mes padarysim. Ir paėmėm ir padarėm. Ir iš tikrųjų prizinės vietos tai tą ir parodo, kad tai nėra tai šiaip kalbos, kad vad galim, gal pabandom, bet jūs žinojot, ką darom. Aš pasitikėjau, dirbom ir manau, kad rezultatas parodo, kad, prašau. Ir nuotraukos, vizualas. Aš jau galvau, kad aš gerai atrodo, kai atėjau, bet kaip paskiau dabar sudėti tą ir kai Dainora palygina, kad čia žiūrėk, čia buvo taip ir galvoju, čia Nu, ir pati atsikeli ryte ir sakai, o kokia mano koja. Aha. Tai va čia tas jausmas, kai savęs ryte nesi toks matęs. Pats geriausias pasaulyje jausmas, kai nesvarbu, ką tu laimėjai, negalėjai, kai atsikeli ryte ir žiūri, blemba, dar nebuvo taip. Nu, žinai, čia taip dar nebuvo ir tu sėdi, blemba, dar šitaip nebuvo. Tu žinai, kad tu esi savo geriausiai versijai. Taip, tai įsivaizduokit, kai 43 metų moteris dar turi, sakykime, aš turiu šiuo metu geriausią savo formą. Taip, gyvenimą. Nu, kiek metų sportavai? Nu, tai nuo studijų 18 metų. Jeigu taip jau eina tai sporto universitetas, aišku, prieš tai ir šokiai, pramoginiai šokiai, tai nebuvo taip, kad nesportau nuo vaikystės. Nu, tai va. Gerai, dabar valgom, bet dar pasijuoksiu, kad mergoms labai didelis šokas, o aš kadangi jau 4 metus taip gyvenu, tai man čia viskas normaliai, čia taip ir turi būti gyvenime. Tai va, ačiū. Nu, pasakyti. Neduoda valgyti. Tai valgykit, kai girdis. Kadangi aš nevalgau, visi kiti valgo ir geria, tai aš kažką galiu pasakyti paskutinį tikriausiai tą tokį užtvirtinimo žodį, kad visi labai skirtingi, tiksliau visos labai skirtingos. Ir būti dideliam būry moterų yra ganėtinai sunku, dar plus, kad mes esam pavargę stipriai nuo visko, nuo gyvenimo, gyvenimas atsitinka, jisai būna visoks. Bet aš manau, kad vis tiek trenerio pareiga yra visada, nemanau, žinau ir darau taip, kad trenerio pareiga yra viską davesti iki galo ir atiduoti save visą. Yra žmonės, kurie atiduoda, yra žmonės, kurie pasiema, tai čia priklausomai nuo žmogaus. Tai stengiasi atiduoti savo visą ir padaryti maksimalų rezultatą. Tai taip turėtų būti. Plius aš manau, kad yra gerai, kad kai žmonės, arba kai treneriai, kurie, tarkim, duoda informaciją, ruošia sportininkus, domisi ir yra buvę kitose sporto šakose. Tada tu supranti, kas yra užsivedimas, kas yra, tarkim, paruošti žmogų psichologiškai, kas yra paruošti žingsniais, kiekvieną žingsnį nueinant nuo treniruočių iki disciplinos ir atvažiavimo kelionę ir užlipimo ant scenos iki paskutinio laiptelio, kadangi vis tiek treneris turėtų būti tas žmogus, kuris palydi žmogų iki paskutinio laiptelio prieš užkulisius, kai jis jau išeina į sceną. Kad ir kaip jam būtų blogai, kad jis kaip norėtų verkti arba jam būtų ten, jisai būtų alkanas ir pavargęs, ar pačiai kažkokios problemos ten namie ir jis atvažiavo varžybas, kadangi tai sutapo su laiku. Treneris turėtų būti tas, kuris įdaveda ir dumeta geriausiai jo psichologiniai ir geriausiai formai sportiniai į ant scenos. Tai va čia toks gal pastebėjimas. O kad mes visi skirtingi ir su visais labai įdomu dirbti, nes jie visi yra tokie unikalūs žmonės. Crazy. Jo. Mūsų, aišku, stilius, arba mano stilius yra toksai, aš ganėtinai archaiškas, man mėgstu pasikeikti ir gal pas mane yra kartais necenzūrinės leksikos. Bet pas vienus taip, pas kitus ne, pas Vilmą nėra jos, nebuvo jos nei karto, jos teisingai, nes tai yra visai kitokie. Ne dėl to, mes kitokie žmonės visiškai, nes teko bendrauti ne tik ir su Vilmos vyru, Tautvilu teisingai, mes iš kitų pasaulių, bet kartu mes, aš manau, ir gerai sutampam, nes jeigu mes nesutaptume, mes negalėtumėm bendrauti, ir negalėtumėm turėti to ryšio, negalėtumėm turėti to nuėjimo iki galo. Tai dėl to kiekvienas sutiktas žmogus kely yra labai įdomus, unikalus ir kiekviena situacija, kuri yra tokia unikali, jinai nepasikartos. Ir visi tie išgyvenimai skaityk ir pamatyti vaizdai, kuriuos mes pamatėm, bet tarkim per šią kelionę, jie vis skiriasi, nors mes jau tarkim 4 kartą čia, bet šiandien buvom, mes sėdėjom ant to kalno viršui, ties Laisvės statulą ir po, tarkim, fotosesijos, kur mes pasidarėm su merginom. Ir tu žiūri tą miestą, jis yra toksai, nepakartojamas. Kiekvieną kartą jisai kitoks, tu visi nori prisiminti.
Tai, nes galų galia lieka tik tai momentai, kuriuos tu prisimeni ir va tie tokie vaizdai, kurie išlieka prieš akis. Net telefone, kai tu tarkim ten darai istoriją arba kažkokį tai reelsą, o tas, kuris išlieka prieš akis, teisingai. Tai pat palinkėčiau visiems šitų tokių gerų prisiminimų ir tų tokių gerų momentų. Dar ir dar ir dar. Kažkokių ten, vat, kur ten perki kokį nors skaniestą, kur perki kokį nors statulėlę, pirmą kartą paragauji kažkokią tai pyrago ar panašiai. Norisi visą šitą perduoti, kadangi mes, tarkim, esam tai praėję, Nora yra kažkur tai kažką ragavus, aš kažką tai pamatęs, tai dėl to ir norisi, mes suskapojam kažkur tai, nesutarėm ten, kadangi vėlgi sakau tai, bet aš norėjau, kad va, ten, tarkim, Valentinas paragautų ten savo, tarkim, pavardės ledų, ten jūs nusifotkintumėt, nors buvot pavargusios, bet buvo verta. Gal padarėm ten, tarkim, iš 1000 kadrų, aišku, sakau, tas mano naujas draugas, toks gal ne super profesionalas su dronu, bet nesmė. Iš tų 1000 kadrų bus ten 4-5 geri, o jie išliks visam gyvenimui. Taip, kad va, tie momentai jie tokie, žinai, sakau, imkit kuo daugiau. Iš visų momentų gyvenimo. Nu, jūs skaitykit, kad pas mus dar apie kelionės ir šitą, dabar kelionė dar namo ir po to sugrįžimas į tikrą gyvenimą. Tai bus įdomi. Jums viskas nauja, dėl to aš sakau, jums truputėlį reikėjo daugiau drąsos negu Gabrieliui. Tas tiesa. Bus įdomi grįžti. Tai va toks trumpai ilgas interpas mūsų visų. Bet viskas eina iš vidaus, tos emocijos jos savo kyla iš vidaus, nes kažkaip neišeina būti tokiam kažkokiam tai feikinim arba netikram. Jeigu yra taip, jeigu norisi šaukti, šauki, jeigu norisi nusikeikti ir iš to tikriausiai gyvenimas susideda. Kad būti to tokio tikrų žmogum, žinai, tokiu kokiu esi, o ne kad apsimesti kažkom, kuom tu nesi. Tai dėl to ir matyt taip gaunas. Tokie rezultatai, kadangi sieki nuoširdžiai ir darai maksimaliai ir esi tikras. Labai patraukia čia ant tokių sentimentalių pasisakymų. Čia galėčiau dar šnekėti tikriausiai labai ilgai. Bet reikia pabaigti pyragėlius ir eit valgyti kebabą. Kitas matė angliavandenių būsim nuėmė į Beje, 25 ryto, čia antrą kartą aš jau bėgu. Tik durys, žinai, žiūriu kitas pasažuras iš vis. Ta prasme, ne tų pirmųjų gaujos. Ir jis ras prie vienų durų, nieko. Ras prie durų, nieko. Nu, žodžiu. Alka darys, jis aišku, tik tiek, kad užlipo viršų, tada aš iš pat, kaip savo pastoju, tipo, aš eisiu namo, tik prašau. Ir aš atikėliau, skaityk iš lovos, dar labiau raminamoje. Ir langą aš uždarinėjau, man atrodo. Ir žiūriu, ten schemą pasidėšius, kaip sakant, tas to žiūri išėjimą laukinį, tas čia viršų kyla jau ten durytę žiūri. Žodžiu, Budapeštas jaučia naktį, jeigu bus budriam. Čia kitas buvo, čia antras atvejis jau. Pirmas atvejis, skaityk, laužėsi, bandė daryti duris su rankina. Iš užbeldės, po to bandė rankiną, neišėjo. Neaiškiai, aš kažkaip tai pum, žiūriu, vienas ten stovi ant šukerių. Taip, matosi, žinai, su albanom eiti. Žiūriu, kitas per šonus eina. Nu, tipo per duris. Dar vienas apačioje irgi stovi. Kitas vaikščiojo per duris, kai tik žiūrėjo. Nu, ko aš? Kaip sako, didelio čeknojusias vienišus rangerius. This is the thief. He was trying to go, so he was trying to get into the premises, see? Что gali būti su garantą? Aš tu sakau su garantą. Visi strytai, karačiukai. It's okay. I'm gonna die. I'm still just a few minutes in Lithuania and they push me in the corner. He do like that. Push me.
One to one. Kas čia. Aš. Vyriškas ryšys ir draugystės ryšys. Kur dar pasiglobė savo. Greit grįžtam.